Pneumatinis ginklas, kaip šitas koltas, yra žymiai mažiau pavojingas negu šita kovinė bereta. Ir tada Lukui kyla logiškas klausimas. Kodėl šitą kovinę beretą galima nešiotis visą laiką su savim, o pneumatinio kolto su savim, pavyzdžiui, po miestą nešiotis negalima. Bet tam yra ganėtinai nebloga logika. Kad gaut kovinį ginklą, kuris ir yra skirtas savigynai, nors šitą konkretį 92 beretą labiau tinka sportui. Jis yra skirtas savigynai ir jam nešiotis jūs išsiemat leidimą. Reiškia, policija patikrina, kad jūs nesat linkęs padaryti smurtinių nusikaltimų, pasišnekat su psichiatrė, gaunat medicininę išvadą, jūs esat patikimas ir pakankamai stabilus, kad nešiotumėtės kovinį pistoletą. O pneumatinį ginklą gali nusipirkti bet kas, kam yra 18 metų. Taip, su juo tiek smarkiai, aišku, kad nesužeisit kaip su koviniu pistoletu, bet kadangi jį gali pirkti bet kas, jūs nenorėtumėt, kad bet kas nešiotos šitą pistoletą po miestą. Plus, pneumatiniai ginklai yra skirti treniruoti taiklumą arba pramogauti, tai kokio velnio jum jį nešiotis po miestą, tikriausiai bandytumėt nuveikti kokią nors nesąmonę. Dėl to, pneumatinių ginklų su savim nešiotis negalima, o kovinį ginklą su leidimu savigynos tikslais galima nešiotis. Ir koviniai ginklai, ir pneumatiniai ginklai Vilnius Šiauliai ir getbex.com.